Te paleidai nuotrauką, tai jau amžiam. Galimybės jos ištrinti nėra. Tai ir čia įmanoma atsekti, ar tai buvo mirusi siela pasirašė ten. Taip, ir galima atsekti, kada buvo taisyta. Jo, galima atsekti, kada buvo taisyta sekundės tikslumu, kur taisė, iš kokio serverio taisė. Tik aišku. Data taip pat, kada buvo surinkta. Taip, be abejo. Tačiau, bet vis tiek mes kalbame apie reakciją. Jeigu tokia abejonė yra viešai pareikšta, o pareiškia ne bet kas, o pirmiausia daktarė ir buvusi Seimo, tai yra Europarlamento narė Margarita Starkevičiūtė, po to surengė ne bet kur, o Seime spaudos konferenciją Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas, o ir buvęs pirmininkas, ir tik tai kol kas tokia reakcija yra. Tai čia jau nėra nenormalu. Suprantat, ir tada mes kalbame apie tai, kad mūsų valdžia, partijos ir pagaliau net visa valstybė yra praradusi piliečių pasitikėjimą, arba jis yra katastrofiškai mažas, kaip rodo visos apklausos. Tai jeigu mes dar pakirsime Lietuvos žmonių pasitikėjimą savo rinkimų sistema, tai va, čia yra, suprantat, čia turi būti skubi reakcija, kur turi būti atsakyta iš tos klausimus ir įsklaidyta viską. Turėjo būti, aš manau, jau vyriausios rinkimų komisijos pirmininkė surengti spaudos konferenciją ir paaiškinti visą komisiją, o čia tarytum nieko neįvyko. O juk vis tiek tie ribuliai šito skandalo jau pasklydę yra. Pavyzdžiui, štai ir žiūrovai rašo, jau antiek yra pasklidę tas iš raibulių ir abejonių. Artūras Arulis rašo. Reiškia, sužinosim po to, kad čia kas antras pasirašęs už Šimonytę, va tau ir saugumas. Ar tai galima būti, kad, pavyzdžiui, iš tikrųjų tas pats tie patys? Ne, taigi, nuo ko prasidėjo mūsų abejonė ir nuo ko prasidėjo tema. Tai daktarė Margarita Starkevičiūtė pirmiausia nusistebėjo, kad įvykus faktiškai stebuklas, kuris yra neįmanomas, kad Šimonytė premjerė surinko per pusdienį reikiamą skaičių balsų, kai net prezidentas ir visi kiti kiek laiko vargo. O čia staiga taip be jokių pastangų tiesiog yra įvyko stebuklas. Ypač žinant, kad mūsų premjerė muša visus antirekordus savo nepopuliarumu. Visiškai viena labiausiai nepopuliarių Lietuvos politikių. O čia staiga įvyko atvirkščias dalykas, yra stebuklas. Ir tai šitos stebuklus reikia paaiškinti, čiagi nejauka yra. Jo, Arnai, tu paklausk žiūrovų, gal jie turi kokių klausimų dėl šito. Aš paaiškinsiu, aš pasakysiu, iš kur aš žinau tiek šitoj srityje. Tiesiog taip išėjo, kad 2007 metais užpuolė, aš buvau Europos parlamento narė, ir estus užpuolė Rusijos tie visi kibernetinio saugumo agentai. Atakos. Ir kas reikėjo gestus ginti. Taip aš įėjau į tą kibernetinį saugumą. Po to reikėjo pasirašyti su Amerika sutartį dėl duomenų saugumo, nes ten amerikiečiai naudojo ten atseit kovai su terorizmu, iš tiesų komerciniam paslaptim. Ir taip 2015-2017 aš buvau ANISOS, Europos kibernetinio saugumo agentūros tarybos narė atsakinga už vartotojų teisės. Tai ir dabar aš nuolat vis dalyvauju tuose, gaunu kvietimus, dalyvauju įvairiuose tuose naujuose pristatymuose ir šiuo metu esu Amerikos ir Europos technologijų ir prekybos tarybos narė. Darbo grupėje, kuri dirba su platformom ir apsikeitimo duomenimis. Tai yra duomenų platformom ir apsikeitimas su duomenimis. Tai yra aš visada gaunu naujausią visą informaciją ir labai greitai atskiriu, kas gali būti pažeidimai, ar kurie verti tyrimo, ar kurie neverti. Aš nesu inžinierė, bet ten yra kiti dalykai. Dėl to aš gerai viską žinau. Aš noriu pasakyti, kad yra šiam skaitmeniniam demokratijos užtikrinimui didžiulis dėmesys Europoje skiriamas. Aš visiškai nustebusi, kad čia nieks nežino. Mūsų tie kompiuteristai, kibernetinio saugumo centro darbuotojai galėjo remtis Europos
ten pagalba, yra ten jiems nurodyta, specialiai yra nurodyta, kas padeda, jie galėjo paprašyti tos pagalbos, gauti, jiem būtų padėję viską. Rinkimų komisija taip pat galėjo, Europos yra specialiai dedikuotos kibernetinio saugumo komandos, kurios padėtų tai sutvarkyti. Bet kažkaip nenorėjo šito. Jeigu buvo kažkokių sunkumų, tai prašau, visas sąrašas. Aš taip pat žinau, kaip tą sistemą reikia padaryti, kad jinai būtų saugi, ta vadinasi trust sistema, pasitikėjimo sistema ir kaip jinai veikia, kad tų duomenų nepavogtų, kaip Lietuvoje vis vagia tos duomenus. Tai esmė tos sistemos, kurią siūlo ir kai kurios šalis yra įsidėgusios, yra, kad visi duomenys yra valstybės saugomi. O jūs, jeigu turit savo privačią firmą ir norit pasitikrinti, ar toks žmogus yra, tai jūs kreipiatės į valstybę ir jums patvirtina, kad taip toks žmogus yra.